Ar kada nors norėjote atsidurti saloje, kuri nors ir gyvenama, tačiau būtų tarsi nepaliesta laiko ir išlikusi tokia, kaip ir prieš 1000 metų? Tai vieta, kurioje išorinis pasaulis neturi jokios įtakos. Nėra nei kelių, nei elektros, nei virš galvos skrendančių lėktuvų, nei prie krantų prisišarvuojančių laivų. Vieta, kur vien atvykstančio svetimšalio vaizdas pasitinkamas ne smalsumu, o strėlėmis, pasiruošus narsiai ginti savo žemę nuo nekviestų įsibrovėlių. Viena iš tokių bene ilgiausiai nuo išorinio pasaulio sugebėjusių izoliuotis ir iki šiol išlikusi gyvenama sala plyti Bengalijos įlankoje. Toliausiai į vakarus esanti Andamanų sala yra apsupta koralinių rifų ir tankios džiunglių augmenijos, o jos pavadinimas Šiaurės sentinelų sala. Jos gyventojai, čiabuviai sentinelai, vengia bet kokio kontakto su kitais žmonėmis. Sentinelų gentis yra laikoma viena labiausiai izoliuotų genčių visame pasaulyje ir tokia sugebėjo išlikti veikiausiai dėl savo karingo būdo ir laikas nuo laiko pasiunčiamos kruvinos žinutės, jog svetimšaliai sentinelų saloje nėra laukiami. Bet prieš mums pradedant labiau gilintis į sentinelų gentį, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Taip ne tik nepraleisite būsimų video, bet ir padėsite kanalui augti ir pasiekti kuo daugiau žmonių. Šiaurės sentinelų sala priklauso Andamanų ir Nikobarų salynui, sudarytam iš 572 salų, išsibarsčiusių rytinėje Indijos vandenyno dalyje. Šiaurės sentinelų sala yra nedidelė, vos apie 60 km2 dydžio. Iš viršaus sala atrodo apgaulingai rami ir kviečianti visus, kas nori apsilankyti įspūdingo grožio gamtos kampelyje. Balto smėlio paplūdimys, tankus miškas, o aplinkui plyti koraliniai rifai, dėl kurių priplaukti prie salos su valtimi gali būti gan pavojinga. Sentinelai šiose džiunglėse gyvena jau 1000 metų. Kiek tiksliai nėra žinoma, įspėjama, kad jie čia atsidūrė prieš 60 000 metų, kai žmonės pradėjo migruoti iš Afrikos per Aziją. Galima sakyti, kad sentinelai susikūrė atskirą pasaulį. Jų kalba nepanaši jokios kitos tautos kalba, net ir kitos Andamanų gentys jų nesupranta. Teigiama, kad šiai kalbai nėra žinoma jokių giminingų šaknų ir ji niekada nebuvo tinkamai užfiksuota. Likęs pasaulis nežino nei jo žodžių, nei gramatikos, nei kiek skirtingų garsų jį turi. Sentinelai kalba tokia kalba, kurią supranta tik jie patys. Iš tikrųjų, likęs pasaulis apskritai menkai ką žino apie sentinelų gentį. Kadangi sentinelai atkakliai vengia bet kokio kontakto su išoriniu pasauliu, beveik viskas, ką apie juos žinome, paremta mėginimai stebėti juos per atstumą, taip pat remiantis itin retais pavykusiais ar nelabai trumpai susidūrimais su jais tiesiogiai, kai buvo bandyta užmegzti kontaktą. Na ir žinoma, tiesiog spėliojant apie sentinelus remiantis žiniomis apie kaimyninės gentis. Manoma, kad jie išgyvena tiek medžiodami, tiek rinkdami viską, ką randa aplinkui. Jie žvejoja sekliose vietose, taip pat medžioja šernus ir vėžlius, renka vaisius, augalus, medų, pakrantėje randamus gyvius. Nėra atrasta jokių ženklų, kad jie verstųsi žemdirbystę, nėra matyti ir nuolatinių didesnių gyvenviečių, nėra žinomų jokių prekybos su kaimynais įrodymų. Jie moka naudoti ugnį, bet jos patys neužkuria, pasikliauja žaibo ar išlikusių žarijų šaltiniais. Kitaip tariant, jie gyvena tik iš to, ką teikia žemė ir jūra. Archeologiniai radiniai ir senesnės ataskaitos leidžia manyti, kad sentinelai naudoja iš akmens ar kaulų pasigamintus įrankius, taip pat medines ietis, lankus su strėlėmis ir lazdas. Sentinelai panaudoja geležį, kurią randa nuskendusiuose laivuose. Jų būstai nedideli ir paprasti. Kai kurios tiesiog iš palmių lapo pasidarytos pastogės, kitos didesnės bendruomeninės trobelės, talpinančios kelias šeimas. Fiziškai jie yra nedidelio ūgio, apie 1,50 m, tamsia oda ir garbanotais plaukais, prisitaikė prie tropinio klimato. Sentinelai vaikšto beveik visiškai nuogi, moteris dėvi augalinių pluoštų juostas ar vėrinius, o vyrai diržus ar galvos juostas. Įvertinti jų populiaciją irgi yra sudėtinga, kadangi sentinelų gentis nenori bendrauti su išoriniu pasauliu. Indijos valdžia gyventojų surašymo metu jos bando suskaičiuoti tik iš laivų, laikydamėsi saugaus atstumo.
Būtent todėl nėra žinoma, kiek sentinelų iš tiesų gyvena Šiaurės Sentinelų saloje. Pavyzdžiui, 2001-aisiais buvo pastebėti 39 žmonės, o 2011-aisiais vos 15. Tačiau šie skaičiai nėra patikimi ir spėjama, kad saloje gali gyventi nuo 50 iki 200 sentinelų. Kai kurie net įtarė, kad jų populiacija dar didesnė, siekianti net 400 ar 500. Atkaklūs sentinelų genties bandymai gintis nuo išorinio pasaulio buvo nesykį dokumentuoti. Pirmieji oficialiai užfiksuoti bandymai užmegzti kontaktą su atsiskyrusia gentimi buvo aprašyti dar XIX amžiuje, kai britų kolonizatoriai bandė tirti ir, jų žodžiais, civilizuoti vietinius. Žinoma, tai toli gražu nebuvo draugiškas pasisvečiavimas saloje. Pavyzdžiui, vienas toks pareigūnas pavarde Portmanas XIX amžiaus 9-ame dešimtmetyje išsilaipino Šiaurės Sentinelų saloje ir pagrobė 6 sentinelus, iš kurių 4 buvo vaikai, o likę 2 senesnio amžiaus pora. Jie buvo nugabenti į Port Blairą, kolonijinę sostinę. Tačiau jie greitai ėmė sirgti, nes sentinelai susidūrė su ligomis, kurioms paprasčiausiai neturėjo jokio imuniteto. Senyvo amžiaus pora greitai mirė nuo ligų, o 4 vaikai grąžinti į salą su dovanomis, greičiausiai jau po to, kai išplito ligos pražudžiusios dalį genties. Šis skaudi ligų, smurto ir mirčių patirtis neabejotinai įsirėžė į sentinelų atmintį. Jie įsitikino, kad nekviesti atvykėliai iš svetimų kraštų yra ne draugai, o didžiausia grėsmė. Po Indijos nepriklausomybės 20-ame amžiuje atvykėliai irgi nesykį atsidurdavo prie Šiaurės Sentinelų salos krantų. Indėnų žvalgybinės grupės, gavusios įsakymą užmegzti draugiškus santykius su Sentinelų salos gyventojais, nuo 1967 kas kelerius metus vis trumpam pamėgindavo išsilaipinti saloje. Būtent ši grupė sugebėjo užmegzti taikų santykį su gentimi, tačiau tai įvyko tik 1991-aisiais. Tai laikoma pirmu oficialiu draugišku kontaktu su sentinelais, kurį atliko profesionalus antropologas. Indijos antropologinės tarnybos direktoriui Triloknatui Panditui drauge su savo komanda pavyko net kelis sykius draugiškai susitikti su sentinelais, jiems dovanojant kokosus ir kitas dovanas. Bet tam, kad 1991-aisiais pagaliau sėkmingai pabendrautų su sentinelais, Panditas dirbo net 24 metus, vis vykdamas link salos su dovanomis. 24 metus sentinelai vis apšaudydavo jo komandą strėlėmis ir tik 91-aisiais pagaliau užsimezgė šioks toks draugiškas kontaktas. Tačiau tie keli apsilankymai nepadėjo padaryti jokios pažangos, bandant suprasti sentinelų kalbą. O ir patys apsilankymai greitai nutrūkdavo, nes salos gyventojai pradėdavo juos įspėti, kad neužsibūtų ir grįžtų iš ten, iš kur atplaukė. Buvo akivaizdu, kad gentis nenorėjo palaikyti draugiškus santykius su išoriniu pasauliu ir rinkosi toliau likti atsiskyrusi. Ta liudija ir pirmoji antropologė moteris, kuri užmezgė draugišką kontaktą su sentinelais. Ji irgi priklausė viena iš tokių antropologinių komandų, kurios anuomet labai stengiasi susidraugauti su atsiskyrusia gentimi ir ją tirti. Prisimindama tą laiką, kai bandė bendrauti su sentinelais, pirmoji tai sėkmingai padariusi moteris Madhumala Chittopadhyay sakė: "Tu jautiesi, lyg vyktum juos tirti, bet iš tikrųjų tai jie tave tyrinėja. Tu esi svetimšalis jų žemėje." Ji taip pat pabrėžė, kad sentinelai iš tiesų yra protingi, o jų socialinis elgesys netgi labiau išsivystęs nei likusiame pasaulyje. Antropologė sakė: "Per 6 metus, kai viena tyrinėjau Andamanų gentis, nė vienas vyras su manimi nepasielgė netinkamai. Šios gentys galbūt ir yra primityvios savo technologiniais pasiekimais, bet socialiniu požiūriu jos gerokai mus lenkia." Dar po kelių metų ta pati antropologė pabrėžė, kad geriausia, ką gali padaryti likęs pasaulis, tai leisti gentims gyventi, nebandant su jais užmegzti jokių ryšių, kaip kad ir nori patys sentinelai. Jis sakė: "Andamanų gentis be jokių problemų gyvena salose jau šimtmečius. Jų bėdos prasidėjo po to, kai su jomis susisiekė atvykėliai. Salų gentims nereikia atvykėlių, kurie jas apsaugotų. Joms reikia, kad jos būtų paliktos ramybėje.
Be jau minėtų grupių, nuo 1986 metų net 7 kartus per 4 metus į salą atvykdavo antropologas Enstinas Justinas. Jis pats kilęs iš Nikobarų genties. Justinas kiekvieną sykį su komanda dovanodavo sentinelams kokosus ir bananus. Ir nors jie negalėjo susikalbėti tarpusavyje, nes kalbėjo visiškai skirtingomis kalbomis, vis tiek sugebėjo draugiškai sodinti kokosų sodinukus draugė su sentinelais. Tiesa, galiausiai draugiškos Justino ekspedicijos nutrūko, nerimaujant dėl sentinelų genties kultūrinės ir fizinės gerovės ir dėl pasikeitusios Indijos politikos. Indijos valdžia pradėjo reikalauti, jog niekas nebesilankytų Šiaurės sentinelų saloje, nes imta bijoti, kad dėl dažnų apsilankymų genties nariai užsikrės įvairiomis ligomis. Bet be šių kelių atkaklių, ne vienerius metus trukusių bandymų pabendrauti su sentinelais, dažnai susidūrimai su sentinelų gentimi įvykdavo atsitiktinai. Pavyzdžiui, 77-aisiais krovininis laivas užplaukė ant pakrantės rifų, o 81-aisiais kitas laivas įstrigo seklumoje. Įgula po kelių dienų pastebėjo, jog pakrantėje keletas vyrų nešini strėlėmis ir ietimis statė valtis. Kapitonas taip išsigando, kad net radijo ryšių pasiuntė pagalbos signalą, reikalaudamas kuo greičiau gauti ginklų, kad įgula galėtų apsiginti nuo sentinelų. Visa laimė, jog prasidėjo didelė audra, tad nei sentinelai galėjo priplaukti prie įstrigusio laivo, nei laivo įgula galėjo gauti ginklų, o po savaitės įgula buvo sėkmingai išgelbėtas sraigtasparniu. Tik ne visiems pasisekė grįžti gyviems atsidūrus Šiaurės sentinelų saloje. 2006 metais 2 žvejai neteisėtai įplaukė į Šiaurės sentinelų salos vandenis. Kol jie miegojo, jų valtis užplaukė ant rifo. Tai baigėsi tragedija, nes abu buvo nužudyti vietinių. Tai, kad sentinelų gentis nenori turėti nieko bendro su išoriniu pasauliu, įrodė ir 2004 metų galingas tsunamis bei žemės drebėjimas, kuris nusiaubė Indijos vandenyną. Indijos valdžia manė, kad gentis žuvo arba jai reikalinga skubi pagalba, todėl bandė sraigtasparniu priskristi prie salos. Tačiau dideliai jų nuostabai miškas atrodė sveikas, o į paplūdimį išėjęs vyras įtempė lanką ir nedvejodamas paleido strėlę į sraigtasparnį, labai aiškiai parodydamas, kad sentinelai ne tik išgyveno, bet ir vis dar nenori, jog salą lankytų atvykėliai iš likusio pasaulio. Tiesą sakant, Indija jau senokai yra oficialiai priėmusi nesikišimo politiką. Pagal priimtą Andamanų ir Nikobarų salų vietinių genčių apsaugos įstatymą, Šiaurės sentinelų sala yra visiškai uždrausta svetimšalių apsilankymams. Indijos valdžia pripažįsta, jog sentinelams mirtinai pavojingos net ir pačios paprasčiausios ligos, kurios atrodo įprastos ir lengvai suvaldomos likusiame pasaulyje. Ir tokia baimė dėl galimų ligų yra pagrįsta ne tik sentinelų praeitimi. Istorijos puslapiuose užfiksuota, kad kitos Andamanų gentis irgi patyrė katastrofiškus nuostolius po kontakto su svetimšaliais. Ištisos tautos išnyko vos per kelias kartas. Tačiau ne visi klauso griežtų perspėjimų ir galiojančių įstatymų. 2018 m. lapkritį pasaulio žiniasklaida apskriejo žinia, kad amerikiečių misionierius Jonas Allenas Chow bandė neteisėtai keliauti į Šiaurės sentinelų salą ir čia žuvo. Jis norėjo atversti sentinelus į krikščionybę, tačiau akivaizdu, kad patys sentinelai neliko sužavėti nei vos 26 metų misionieriumi, nei krikščionybė. Tiesa, sentinelai iš pradžių dar bandė perspėti Chow, tačiau, kai vos per kelias dienas jis apsilankė saloje net 3 kartus, 3. kartą salos gyventojai jį tiesiog nužudė. Kaip viskas įvyko? 2018 m. spalį Chow atkeliavo į Andamanų ir Nikobarų salų sostinę Port Blairą ir ten įsikūrė. Lapkritį Chow pagaliau leidusi į kelionę. Kaip pats sakė, jis laikė Šiaurės sentinelų salą paskutinę šėtono tvirtovę žemėje ir ruošėsi ne tik užmegzti kontaktą su sentinelais, bet ir gyventi tarp jų, siekiant juos paversti krikščionimis. Prieš išvykdamas, jis puikiai žinojo, kad ne tik pažeidžia įstatymus, bet ir prisiima mirtiną riziką. Savo dienoraštyje Chow rašė: "Prašau, nepykite ant jų ar Dievo, jei mane nužudys. Neatsiimkite mano kūno." Lapkričio 15 dieną Chow pasamdė vietinius žvejus, kad nuplukdytų jį kuo arčiau, jiems sumokėdamas maždaug $400.
Žvejai jam padėjo atsidurti maždaug 500–700 metrų iki salos. O tada, nors žvejai jį perspėjo, kad neplauktų artyn, Čau su baidarė nuplaukė link kranto, drauge turėdamas vandeniui atsparę Bibliją. Dienoraštyje jis rašė, kad plaukdamas artyn jis bandė bendrauti su sentinelais ir įteikti jiems dovanas. Tačiau sentinelai neliko sužavėti tokiu elgesiu ir bandė jį nuvyti strėlėmis, todėl Čau atsitraukė ir grįžo atgal į laivą. Antro vizito metu salos gyventojų emocijos buvo gan skirtingos. Jos buvo tarsi priešiškumo, sumišimo ir linksminimosi mišinys. Misionierius bandė jiems dainuoti krikščioniškas giesmes. Kai jis bandydavo kalbėti su genties nariais kosų kalba, šie dažnai nutildavo. O kiti bandymai bendrauti, pavyzdžiui, atkartojant pačių sentinelų tariamus žodžius, baigdavosi jų juoku. Todėl Čau įtarė, kad jie jį keikė. Galiausiai, kai Čau bandė perduoti žuvį ir kitas dovanas, vienas sentinelų berniukas iššovė strėlę su metaliniu galu. Strėlė pervėrė Bibliją, kurią Čau laikė savo prie krūtinės. Todėl po tokio akivaizdaus perspėjimo, kad sentinelai nenori su juo bendrauti ir toliau stovint jų žemėje jo laukia mirtis, Čau ir vėl atsitraukė atgal į laivą. Bet net 2 kartus gautas akivaizdus perspėjimas nesustabdė Čau. Ir lapkričio 17 dieną jis 3 sykį nuplaukė į salą. Šito apsilankimo metu vietoje įspėjamųjų strėlių Čau gavo mirtiną strėlę. Žvejai, kurie iš tolo stebėjo, kas vyksta, vėliau pasakojo, jog matė, kaip jo kūnas buvo tempiamas į džiunglės, o kitą dieną esą matė, kaip sentinelai laidojo jo kūną pakrantėje. Jo kūnas taip niekada ir nebuvo atgautas. Čau mirtis sukėlė pasaulinės diskusijas, nes įvairios organizacijos, specialistai ir visuomenė pasidalijo į 2 stovyklas. Nors didesnė dalis jį teisė kaip neatsakingą įsibrovėlį, kuris rizikavo ne tik savo, bet ir visos genties gyvybėmis, kai kurie jį teisino ir netgi vadino kankiniu. Visgi antropologų ir žmogaus teisių gynėjų nuomonė buvo vieninga. Čau pažeidė įstatymus ir sentinelų teisę gyventi netrikdomai. Būtent taip, kaip jie nesykį aiškiai parodė, jog ir nori gyventi. Visgi net ir ši netaip seniai įvykusi istorija nesustabdo entuziastų, kurie trokšta rizikuoti savo bei genties gyvybėmis. Šių metų kovo mėnesį amerikiečių youtuberis buvo suimtas už tai, kad slapta išsilaipino Šiaurės Sentinelų saloje. Buvo teigiama, kad jis išlipo į krantą, sušvilpė švilpuku, paliko kokosą ir skardinę dietinės kolos, tada surinko šiek tiek smėlio pavyzdžių, nusifilmavo save su GoPro kamera ir po kelių minučių pasišalino iš salos. Skirtingai nei Čau, jis nesutiko sentinelų genties narių ir sėkmingai išgyveno. Tačiau jo poelgis sukėlė pasipiktinimą. Dėl peržiūrų ir adrenalino pakvaišęs youtuberis už neteisėtą patekimą į salą gali skaudžiai susimokėti. Jam gresia net 8 metai kalėjimo. Teisių gynėjai pasmerkė šį išpuolį, pabrėždami, kad net kelios minutės kontakto galėtų perduoti sentinelams mirtinas ligas. Tačiau pats youtuberis po suėmimo save vadino tiesiog adrenalino ieškotoju. Belieka tikėtis, kad tokių nuotykių ieškotojų daugiau net klys į šią vietovę. Įtempti, krūvini susidūrimai su sentinelais primena, kodėl Šiaurės Sentinelų sala kartais vadinama pavojingiausia pasaulio sala. Čia didžiausią pavojų gali sukelti salos gyventojai, kurie akylai saugo salą nuo atvykėlių. Tačiau drauge tai yra labai aiškus priminimas, kad likęs pasaulis neturėtų bandyti kištis į sentinelų gyvenimą. Tokios gentys turėtų būti paliekamos ramybėje, gerbent jų autonomiją ir suverenitetą. Jie nenori tapti mūsų pasaulio dalimi. Jei jums patiko ši istorija, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo.